Štai parodysiu dar namas, kaip atrodo. Čia vis sodas. Štai ir namas. Medinis. Iš 22 pjautų pušinių rąstų. Pabandysim apeiti, kaip atrodo. Pamatai, jeigu matosi ant polių, maždaug kas 2 metrai poliai ir laisvai sudėti akmenis. Galima apačią palysti po namu ir vėjas pučia apšiltintos grindys. Stogas, gal ir sunkokai matosi, maumedžio gontai, lietvamdis iš maumedžio lentos. Štai va čia bėga, kartais pribėga į statinaitę. Einam aplink namą, čia 3 langai, papuošimai. Galim papuošimą prieiti iš arčiau, parodyti. Štai atrodo va taip. Nežinau ten ar viršui matosi, tamsoka gal. Gal ir matosi. Štai taip. Pamatą galim iš arčiau, čia va kaip tik ties stulpeliu. Čia bitinių facelijų pačių įsisėjo nuo vieną kartą. Visai jom patiko augti prie namo, sausa, matyt jom patinka. Štai pamatai. Žinoma, vabalai pagriaužia, nes sienos nieko neteptos, galim ar kur nors parodyti. Iš arčiau, štai čia rąstas pavyzdžiui. Va, matot, yra skylės. Pastatytas namas prieš kiek, dar 10 metų turbūt nėra. Gyvenam jau 4 metai. Štai sienos, rąstai kokie. Pagal dydį, va, ranka žmogaus tokio storio, pušies. Stogos, va kaip atrodo, galim parodyti. Lietvamzdžių laikikliai, jeigu matosi. Štai ir čia va, papuošimai. Atsitrauksim, parodysim stogą, kaminus. Štai va iš šitos pusės bendras vaizdas namo. Ką pabandom apeiti, parodyti dar. Čia langas vienas pirmam aukšte. Parodysim šitas bendrą fasadą. Stogelis. Palėpės, vaikų kambario langas viršui. Nu, va, lyg tai viskas matosi. Papuošimai. Einam toliau. Čia kiemas, batutas vaikų. Nu, va, ir įėjimo pusė. Durys, vienas langas ir sandėliuko langas. Štai bendras vaizdas. Einam toliau. Na, gal šitas langas iš arčiau dar kartą parodysim, kaip atrodo. Štai žiūrim į viršų, kas ten matysi. Bandau pakelti. Nu, va, štai taip atrodo. Čia ir stogo detalės, gal įdomu. Šviesos. Nu, čia durys, laiptai, slengstis, ar kaip jį čia vadinti, akmenys ir maumedžio laiptukai 2. Tai va, čia dar toks langelis vienas. Galim parodyti. Sandėliuko. Einam toliau. Ką toliau matom čia? Daugirdas skalbinius renka. Mamai padeda. Nu ir va.
Apėjom namą. Čia kažkoks kabo drabužis ant virvės. Vaizdą gadina. Tada pastrauksim, mes dar paeisim. Iš čia parodysim bendrą vaizdą viso namo. O ir čia virvė. Nu va, taip atrodo namas medinis. Pabandom virvę pagaut, patraukt. Nu va, štai atrodo šitai. Nu ką, ačiū, kad žiūrėjom.